Nemažai turiu bylų, kuriuose nukentėjusios finansiškai yra moteris. Na tikrai nepagalvokite, kad aš esu kažkokia tai feministė, kad visi vyrai yra kiaulės, kad moteris yra baltos ir pūkuotos ir nieko pačios negali, tai tikrai, kad ne. Tačiau tiesiog yra tam tikra kategorija bylų, kuriuose moteris dėdavo parašus ant įvairių laidavimų, skolos įsipareigojimų vyrų įmonėms, kurios sutikdavo pabūti direktorėmis įmonėse, apie kurių veiklą nelabai suprasdavo, tai tiesiog vyras nebegalėdamas, sakykime, pats tapti direktoriumi ar nenorėdamas, įvairių yra sumetimų, paprašo žmonos, gal tu gali pabūti direktorė, vis tiek čia nieko tau daryti nereikės. Na ir moteris dažniausiai tokios būna namuose, prižiūri namus, vaikus ir jos per daug į nieką nesigilina. Vyras lyg ir daro verslą, viskas yra puiku, tačiau vieną dieną, nutinka, kas nutinka, atsiranda skolos, antstoliai, verslo griūtis. Dažniausiai su verslo griūtimi ateina ir šeimos griūtis, nes nedaug šeimų atlaiko didelius finansinius sunkumus ir tos moteris, kurios visiškai pasitikėjo vyrais, jos atsiduria tarsi kažkokioje šaltoje kėtėje. Tikrąja ta žodžio prasme, todėl kad nieko nebeaišku, ką daryti, nes dažniausiai galbūt ir pajamų savo nelabai daug turėdavo, vyro verslas viską išlaikydavo ir todėl, neaišku, nuo ko ką pradėti pasidaro, skolos yra, vaikai yra, vyro nėra, ką daryti. Tikrai nemažai pas mane tokių moterų yra buvę ir šios moterys yra tikros nugalėtojos, todėl kad jos suprato, kad būtina tvarkytis bankroto bylą, kad nieko čia nebus, kad reikia judėti į priekį, kad reikia pasirūpinti savimi, pasirūpinti vaikais ir aišku, procesas nėra lengvas, kadangi visų pirma labai sunku yra atsikratyti aukos sindromo, kad manimi pasinaudojo, aš nieko nesupratau ir viskas vyko tiesiog be mano žinios, aš niekur nedalyvavau. Tai visa tai, aišku, jau kas išmoksta tą pamoką, tas ir žino, tačiau kas su tuo nėra susidūręs, aš norėčiau, kad išgirstų šią žinutę kuo daugiau moterų, kad tiesiog apsaugant save, savo šeimą, tikrai neverta labai įsipainioti, sakykime, tą vyro verslą ir įvairias paskolas. Galbūt jeigu vyro verslas yra rizikingas, tai tikslinga būtų sudaryti netgi kažkokią tai povedybinę sutartį, kažkokias saugiklius įsidėti dėl to, kad galiausiai tam verslui nepavykus, jums gresia lygiai tokia pati skaudi dalia, būtent finansiniai dideli įsipareigojimai, apie kuriuos jūs nieko nežinote. Galbūt jūs net tų pinigų nematėt, galbūt ten apskritai būna iš tiesų kelios grupės žmonių, tai yra būna verslininkai, kurie tikrai sąžiningai dirba, kurie verslai gal iš pradžių sekas, paskui nebesiseka, tačiau tai nėra piktybiniai kažkokie tai dalykai. Tačiau yra tikrai ir tokių žmonių, kurie nuo pat pradžių jau supranta, kad jie daro kažkokias nelegalius verslus ir galiausiai vis tiek liks skolos. Tai tokie atvejai tai yra ypač piktybiški. Tačiau nepaisant to, jeigu sutuoktinis būna tuo direktoriumi, būna patikėtiniu, deda parašą, laiduoja, tai jis atsako pilna apimtimi ir vėliau toks paaiškinimas, kad mylėjau žmogų, viską patikėjau, pasitikėjau, tai, žinote, teismo tikrai, kad nejaudina ir galiausiai tas skolas vis tiek reikia grąžinti. Ypač, kas liečia vadovavimą įmonėms, tai yra ypač rizikingas dalykas, todėl kad vadovauti galima tik tai tada, kada jūs
puikiai išmanote, ką ta įmonė daro, suprantate įmonių veikimo principus, suprantate buhalteriją ir jums yra aišku, už ką jūs atsakote ir ką jūs ten darote. Jeigu jūs tik tai formaliai dedate parašą, formaliai esate vadovai, tai žinokit, kad tikrai gali baigtis labai nekaip ir atsakomybę galiausiai vis tiek prisiima vadovas ir nepaisant to, kad žmona sako, aš nieko nežinojau, tik tai taip vadovavau, vis tiek tenka atsakomybę galiausiai prisiimti. Na ir dėl bankroto toliau verslam pasibaigus, sakykime, visiems tiem dalykam, kaip bankrutuoti žmonai su vyru kartu ar jau buvusiam sutuoktiniam kartu, koks būtų mano patarimas. Tai visų pirma, fizinių asmenų bankroto įstatymas numato, kad bankrutuoti gali asmenys, jeigu juos sieja bendra prievolė. Sakykime, jeigu jie bendrai ėmė paskolą, jie gali bankrutuoti kartu, nepaisant to, kad jie yra išsiskyrę. Tačiau tam reikia turėti pakankamai gerus tarpusavio santykius. Ir mano praktikoje tikrai mažesnė dalis buvusių sutuoktinių bankrutuoja kartu, kažkaip tvarkosi reikalus kartu. Dažniausiai po tos viso verslo santuokos griūties, jie nebenori žiūrėti net viens į kitą ir kažką kartu daryti. Ir tai yra iš tiesų geriau ir nebankrutuoti tada kartu dėl to, kad bankroto byloje, jeigu jau nusprendžiate daryti vieną bankroto bylą dviem asmenim, tikrai yra būtinas sutarimas, yra būtinas kažkoks tai ir biudžeto koordinavimas, ir dėl išlaidų susitarimas, dėl įmokų, tam, kad paskui nebūtų, kad vienam žmogui reikia nutraukti bankroto bylą, kitas gerai ją vykdo. Tiesiog yra paprasčiau, efektyviau bankroto bylą vykdyti tada, kada abu žmonės sutarė, ką jie daro ir kaip jie daro. Aš pastebėjau, kad, sakykime, išsiskyrus žmonėms, kai sutuoktinius sieja solidarios prievolės, dažniausiai ateina bankrutuoti moteris. Vyrai kažkaip delsia, kažką dar kažkokį verslą daro ir moteris visada manęs klausia, o dabar aš bankrutuosiu, o vyrui irgi skolas nusirašys. Tai visada šiais atvejais jas patikinu, kad jos bankrutuos ir jų skola nusirašys. Nepaisant to, kad skola yra solidari, tai yra kreditorius gali reikalauti skolos grąžinimo tiek iš vieno, tiek iš kito, tiek iš abiejų, tačiau bendra išieškoma suma negali viršyti tos bendros sumos ir negali išieškoti iš dviejų dvigubai, tai vis tiek bus išieškoma ta konkreti suma, tik tai, kad iš abiejų asmenų. Ir jeigu vienam asmeniu yra iškeliama bankroto byla, o kitam neiškeliama bankroto byla, tai tam, kam iškeliama bankroto byla, susistabdo visas palūkanų delspinigių skaičiavimas ir skola yra fiksuojama. Tai galiausiai yra neužfiksuojama ir nurašoma skola, kuri lieka pabaigus bankroto bylą, o to kito solidaraus skolininko skola niekur nedingsta ir jinai toliau skaičiuojasi ir gali iki to bankroto sekančio iškėlimo, jinai gali ir padvigubėti, ir patrigubėti ir tikrai kartais tas kitas asmuo to bankroto niekada ir nesikels, tai ta skola niekur ir neprapuls.